Tai sveiki visi. Šiandieną su dviratuku. Ir šiandien mūsų planas yra toksai. Aplankyti visas įmanomas upelio prieigas. Tai manau visai įdomi čia bus tokia patirtis. Nes aš pats kaip ir niekada nebuvau visą laiką. Visą laiką maždaug būdavau prie toj pačioj vietoj. O dabar aš manau reiktų aplankyti visus įmanomus privažiavimus, prieigas, kaip aš pasakiau. Tai, o be to šiltas orelis, labai gera. Tik vėjas biškį yra, bet tas vėjukas kaip ir padeda, nes šiaip būtų labai karšta. O taip tai labai geras oras, va. Su maikutė savo važiuoju. Jeigu va matot maikutė irgi be asfalto, padaryta garbingai man tiesiai. Žalčiukas ant kelio, dar gyvas, dar nieks nesutraiškėjo, dar jam pasisekė kol kas. O pirma prieiga yra pagrindinis mūsų, kaip ir visada buvom mes ten, pagrindinė upelio įėjimo vieta. Ne įėjimo, bet, žodžiu, mūsų pagrindinė vieta. Mes čia dažniausiai būnam. Tai vis tiek. Įskaičiau kaip ir irgi prieiga. Čia tik apaugo labai jau viskas. Gerai, kad dar takelis likęs. Tik kadangi su viena ranka laikau lazdą, tai su viena tik tais vairuoju. Oho. Kadangi vat ir sakiau, lokebino, galima sakyti dabar, net neverta statyti valstybiniai miškai. Nieks nesikeičia, visi blogins, kaip ir visada būna. Kokie čia vaizdai? Čia varlės mane apsupo iš visų pusių. Jėzau, kokia. Ir vat lokebinas. Matot, kas įvyko? Upelyje. Ar taip gražu? Čia žodžiu. Grynas vandalizmas, ką daugiau galiu pasakyti. Žiauru. Nuo tokių vaizdų yra tiesiog bloga. Ir dar plius, kai žinai, kas tai padarė, yra labai skaudu, nes tikrai tu stengiasi, darai. O tavo darbą kažkas išniekina. O Jėzau, šakos net krenta. Tai tiltelis irgi visas nustumtas. Žodžiu, upeliui tikrai nemalonu. Ir aš jam tikrai nepavydžiu. O mes judam toliau turbūt į kitą vietą, nes žiūriu, kad čia biški taip nelabai maloniai. Na ką, judam toliau. Oi. Viena ranka. Čia dar reikia mokėti vairuoti taip. Toliau dabar vėl link namų pusės važiuot. Ir netoli namų čia ta vieta gaunasi. Arčiau negu šitas. Bet, tarkim. Taip, netoli jau antros prieėjimo prie upelio vietos. Čia irgi biški statybos vyksta. O mes čia pravažiuosim ir atsidursim prie upelio. Tikiuosi, jokių šunų nebus. Nes čia iš tikro pamenu būdavo šunų. Tai tikiuosi šiandien nebus. Nes tikrai nesinorėtų.
čia kažkas kiba vaikšto jau. Atidaryti vartelį. Šitoks vaizdas. Čia lygtais gal pjauna kažkas žolę. Jo, kažkas nupjovė iki ten žolę. Nu, mes tik prie upelio nusileisim. Va. Įsivaizduojat, ten kokio platumo upelis ir kaip čia suplonėja. Tik intakas gaunasi labai nedidukas. Va, štai taip eina iš čia. Čia nais toks mini tiltukas. Nu, čia aišku gerai, kad žmonės nupjauna va iki miško ten ir eina. Na, o mes einam toliau. Štai tokia vietelė nedidelė. Visai smagi vieta, bet pamenu, kaip su draugu buvom kažkada ir ėjom į tolyn į mišką, bet biški tuo metu buvo nepasisekę, nes vedžiojo šunis. Ir vat labai man nepatinkantis dalykas, vedžiojo palaidų šunis. Nieko nėra, galima sakyti, blogiau už palaidų šunis. Kai pagalvoji, o jeigu kažkas nutiktų, jeigu užpultų žmogų, tai tikrai nemanau, kad būtų nei gerai savininkui, nei malonu, ką užpuolė. Varlės karkė. Taip, toliau. Vėl netoli jau ant 3 vietos. Prie stotelės dabar. Nu, mes nestosim į stotelę. Nesu labai pavargęs. Nes čia gaunasi kaip ir netolimos vietos. Tas irgi yra gerai. Leidžiamės nuo kalniuko. Tokio. Trečia vieta, beveik galima sakyti ir paskutinė. Nu, tikrai ne paskutinė, bet paskutinė mano rajonėlį. Nes, tu kurmi. Jau galvojau, nulėksiu tiesiai į upelį. Blemba, kaip sunku nulipti. Taip. Tikiuosi, manęs čia krūmuose neužpuls kažkas. Čia, man rodos, gal ir dilgėlės. Taip, kad reikia stengtis labai nelyst prie jų. O, bet tai kokia čia graži vieta. Prieš tai nelabai ir buvo taip gražu čia viskas. Bet dabar, kai saulėta diena, tikrai labai gražu. Tai va. Tai va. Ten toliau į mišką eina dar takas didelis. Toliau tas upelis eina, čia vėl praplatėjimas. Tiltelį, aišku, gerą žmonės sugalvojo. Nu jo. Nu, mūsų Lietuvos gamta tikrai gražiai yra. Labai žalia, spalvinga. Ir dar pamenu, kaip su seneliais ėjau ir tvarkėm visą šitą upelį. Kai pagalvoji, gera daryti gerą gamtai. Kanda uodai, nemeluosiu. Tokia čia va, graži, bet paprasta vietelė. Ir jūs žinot, kokį faktą aš išsiaiškinau apie šitą upelį. Atrodo mažas upeliukas, va kaip matėt, antroje vietoje iš vis ten vos intakėlis kažkoks. O pasirodo jisai įteka į nerį ir visas bendras jo ilgis yra 10,60 metrų.
Nepasakiau lygiai tiksliai, bet apytiksliai tiek. Ir tikrai aš manau, čia gan dideli skaičiai, kaip tokiam upeliukui. Ir kad Neries intakas čia visai įdomu. Tada pabandysiu surasti ir dar pabandysiu surasti nuotrauką, kur visi tie faktai suieškoti. Tai vat, jūs dabar galit pasiskaityti. O ką, mūsų vietos kaip ir lygtais baigėsi. Bet nesibaigė mūsų video. Tai nes patį video nenoriu daryti labai trumpą. Jums nebus įdomu žiūrėti tokių video. O be to, ačiū labai jums padėkoti norėjau už tiek prenumeratorių. Gal tai tik 90. Bet visus tos 90 žmonių sustatyti vieną krūvą. Pagalvokit, kiek tai bus daug. Tai vat, tokie mano reikaliukai. O man labai sunku minti vieną ranką į kalną. Nu ką, gal ir užsuksim į tą stotelę. Biškį pailsėt. Vos įsukau. Tas dviratis amžinai griūna. Negaliu šio normaliai prisiparkuot. Tai va. Biškį pavargau. Iš tikro dabar jau. Dar gerai, kad iš jūs pastato tokias stoteles. Kaip čia. Visai patogu, va. Suoliukas yra. Tik irgi vėl vandalizmas apipaišo. Bet jau nėra blogiau kaip gamtos gadinimas. Čia tai dar nieko. Bet kai ten gadina gamtą, vat, versdami kitų žmonių statinius, darbus, tikrai nemanau, kad gerina gamtai ir kitiems žmonėms gyvenimą. Tai tokie reikalai. Aš manau, pailsėjau, toliau minu, bet manyčiau, kad šituo epizodu ir baigsis mano video, bent jau taip manau. O jūs, draugai, palaikinkit, pasubscribinkit. O jūs, draugai, palaikinkit, pasubscribinkit. Būsiu labai dėkingas. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Iki. Susitiksim kitą kartą.